Po nepriklausomybės atkūrimo tai buvo pirmoji tarptautinė komercinė paroda, kurioje dalyvavo įmonės iš užsienio šalių. Šiandien Agrobalt yra žemės ūkio pažangos žodis. Viena didžiausių žemės ūkio parodų Baltijos šalyse. Pristatanti tradicinius ir naujus maisto produktus, produktyviausius gyvulių veislės ir moderniausias technologijas bei techniką. Sveikinu į parodą atvykus oficialias delegacijas, daugiau kaip iš 20 šalių ir atstovaujančias tarptautinėms organizacijoms. Agrobalt mums svarbi tuo, kad čia susitinka daugelių šalių vyriausybių delegacijų atstovai, žemės ūkio specialistai, organizuojami susitikimai, seminarai maisto saugos, ekologinio ūkininkavimo ir kitais aktualiais klausimais. So, ladies and gentlemen, I am very happy to be here today to share this opening ceremony and indeed many events throughout the day here at Agribalt. It's a great pleasure to be here in Kaunas this morning to be in the native city of Commissioner Andriukaitis and to join with my good friend here with so many distinguished guests at such a very important event. As has been mentioned already, Agribalt has a very proud history, and can I congratulate you on your birthday, a significant birthday of 21 years. I'm especially looking forward to the discussions this afternoon on the political forum, and the topic chosen, rethinking the food chain, is certainly a very important and appropriate one. Šiandien šiuo metu Lietuvoje statomi didžiausi moderniausi šiltnamiai 20. Nes iš tikrųjų tai tiesiai Kinijai eiti, mes per daug maži. Žmogus atsakingas už savo. Jis yra tokia biurokratinė sistema, 4 mėnesiai prieš kai jie pasidėjo. Lašiniai tai yra mitas, kad kenkia šonams, jokių būdų lašiniai yra pritaikomi. Arčius reikia.